Taigi, sveiki, gerbiami kavinės fantastiškos žiūrovai ir klausovai. Sveikinu sulaukus 50-tos kavinės fantastiškos. Iš tiesų, kai pradėjom organizuoti šitą renginį, tikrai negalvojom, kad viskas pasieks tiek toli. Na ir šiandien tą progą turim tokį šiek tiek ypatingą pokalbį. Kalbėsimės apie lietuvišką fantastinį kiną. Na ir kalbinsiu ne ką kitą, o gerbiamą Darių Vaitukevičių, Delfi kino apžvalgininką. Dariau, ar girdi mus? Jo, sveiki. Tikiuosi, kad girdite. Puikiai girdim. Dariau, ar galėčiau į tave kreiptis kaip į kino kritiką, nes žiūriu, visur prisistatai kaip apžvalgininkas. Aš iš tikrųjų nemėgstu, iš tikrųjų yra labai didelis skirtumas, nes man kritikai tai tokie žmonės, kurie visą laiką ieško ko blogiausio filmuose, serialuose, tiesiog kad pakritikuoti. Aš esu paprastas žiūrovas, kaip ir visi kiti, tiesiog, galbūt daugiau žiūriu filmų, serialų, kažkaip bandau kažką ten nagrinėti, kažką įžvelgti, bet iš tikrųjų, man filmas turi teikti, arba serialas, nesvarbu, teikti pramogą. Čia yra turbūt esminis dalykas. Todėl aš apžvelgiu, kas yra kinuose šiuo metu, jeigu festivalis vyksta, kaip pavyzdžiui, kino pavasaris greitai turėtų būti, tai irgi apžvelgsiu visus įdomiausius turbūt filmus. Tai galima sakyti, aš tokias kaip ir rašau rekomendacijas ir pasiūlymus, dėl ko vieną ar kitą filmą ar serialą galima žiūrėti. Nes, pripažinkim, kad kinas kainuoja, ypač dabar, jeigu visa šeima, pavyzdžiui, eina į filmą ir po to nusiviria, tai bent jau aš apibrėžiu, ko galima tikėtis. Iš filmo, aišku, be jokių spoilerių. Tai apžvalgininkas gal labiau tiktų. Aišku, bet vis dėlto subjektyvi nuomonė, jeigu žmogus turi kompetencijos gerai pakritikuoti kiną, nurodyti jo silpnesnės ar stipresnės vietas, tai jis tikrai drąsiai gali būti vadinamas kritiku. Na ir pagal šitą kriterijų Darius į kritikus puikiai tinka, bet pozicija aiški. Dariau, taigi pirmas iškart tiesmukas klausimas, kiek tavo skaičiavimų Lietuvos padangėje yra lietuviškų fantastikos filmų? Mes su tavim kalbėjomės čia prieš keletą dienų ir aš priėjau tokios išvados, kad yra du fantastiniai filmai, filmai, kurie galbūt puikiausiai apibrėžia mokslinės fantastikos žanrą. Tai yra tos pačios beje režisierės Kristinos Bužytės filmai Aurora, čia man rodos 2011 ar 2012 metų filmas, tiksliai negaliu pasakyti, bet plius minus. Ir jos Vesper, kuris pasirodė praeitais metais, dabar šiuo metu, ganėtinai sėkmingai yra rodomas Netflix'e, tai visi žmonės, kurie nespėjo pasižiūrėti šio filmo kinoteatruose, dabar turi legalią prieigą ir gali tiesiog pasimėgauti šio filmo, galbūt namuose jisai jiems, irgi sukurs kažkokią pramogą. Čia iš tiesų yra visada ta dilema, kas yra fantastika ir ką galima ją vadinti. Mes turbūt daugiausiai kalbėsim apie mokslinę fantastiką, nes tai yra tai, ką daugiausiai dauguma žmonių suvokia kaip fantastika, bet aišku, fantastikos žanrų yra be galo daug. Ir lietuvių kalboje tas žodis apibrėžia ir maginę fantastiką, taip vadinamą fantasy, apie fantasy elementus lietuviškame kine atskirą, turbūt ir ne vieną pokalbį galima apturėti, bet šiandien į tą daržą visai gal ir nelysim. Ir apskritai ten įvairios miesto fantastikos, kelionių laikų fantastikos, kurios nėra labai mokslinės, arba bent jau su mokslu turi nelabai daug kažkokio ryšio. Aš gal drįsčiau Dariau tau paprieštarauti, kad galima tų elementų mokslinės fantastikos iš tiesų rasti ir gerokai daugiau lietuviškų filmų. Tai pradedant ten, tarkim, Žebriūno 66 metų Mažųjų princų, kuriam ten yra ir kelionės tarpplanetinės ir panašus dalykai. Aišku, čia vaikiškas filmas, jeigu priskirinėsim kiekvieną vaikišką filmą, kuriame yra fantastikos elementų prie mokslinės fantastikos, tai visokios Gustavo enciklopedijos irgi tada paaiškės, kad yra mokslinė fantastika. Kiek tai yra tiesa, nežinau. Aš iš tikrųjų suprantu tavo poziciją, bet man asmeniškai pats Mažasis princas kaip kūrinys, tai yra vaikiška literatūra, novelė ir, su fantastikos gal ir susijusi, taip, jeigu kalbėti apie tam tikrus įvykius, kurie įvyksta, bet visgi, mokslinė fantastika mano atžvilgiu tai yra visgi toks kinas, kuris galbūt mums vaizduoja netolimą ateitį arba yra susijęs su technologijomis, kurios
galbūt kažkada bus išgrynintos. Nu, tarkim, žiūrėk, yra toks puikus filmas Roberto Zemeckio filmas Atgal į ateitį. Taip, tai yra fantastika, bet kartu tai yra ir mokslinė fantastika, nes nemažai elementų iš to filmo buvo išpranašauti ir dabar, bet mes irgi turime tam tikrus dalykus, kurie buvo rodomi tame filme. Taip pat Kubriko Kosminė Odisėja. Irgi filmas priskiriamas mokslinė fantastika, bet ir jisai irgi yra pranašiškas, nes mes turime nemažai detalių tų pačių kompiuterių, ta prasme, kurie buvo pateikti tam filme dabar. Tai galim sakyti, aš žiūriu iš technologinės pusės, kad jeigu, tarkim, filme yra fantastika, tai yra vienas, tarkim, kažkokie nerealūs dalykai, bet jeigu kūrinyje yra pateikiama iš technologinės pusės ir tai, kad kažkas galbūt kažkada įvyktų, tai mano atžvilgiu tai jau yra ta mokslinė fantastika. Na, visi mes žiūrime tų amerikiečių, ten, nežinau, europiečių, azijiečių filmus ir ten mes aiškiai matome ribas, kur yra ta mokslinė fantastika. Nes žvaigždžių karus ar galime pavadinti mokslinę fantastiką, aš manau, kad nelabai. Nes, ten vis tiek toks labiau... Režimas mokslinė fantasy ar mokslinė maginė fantastika. Taip, tai ir sakau, jeigu žiūrim tiesiog į mokslinę fantastiką, tai bent jau aš kai žiūriu, tai visą laiką, jeigu pamatau, kad galbūt kažkada mes išvysime tą, kas yra vaizduojama tame ar viename ar kitame filme, tai tada aš apibrėžiu kaip mokslinę fantastiką. Tai iš lietuviškų filmų, kaip tik Aurora ir Vesper, man nuomonė labiausiai tinka apibrėžti. Bet aišku, Mažasis princas, puikus, gražus filmas, bet turbūt nelabai tinkamas. Aišku, šitas gal tema, kurį turėtume apibrėžti, ir čia iškilo nemažai pastaruoju metu diskusijų to klausimu, kurios filmus mes galime laikyti lietuviškais, o kuriuos nelabai. Ir tai, aišku, labiausiai taikoma būtent Vesper, kuris net nėra padarytas lietuvių kalba. Tai Dariau, kaip manai, ar galim jį laikyti lietuviškų filmų? Aš žiūriu, matai labai daug europinio kino, holivudinio kino, britų kino ir dažnai būna, kad pavyzdžiui, kūrėjas, scenaristas tas pats, kūrė vienoje šalyje, tarkim, pas amerikiečius, bet, tas filmas, pavyzdžiui, Minari, yra toks puikus filmas Minari, labai graži drama apie korėjiečių šeimą, filmą kūrė korėjietis režisierius, bet, aišku, filmas yra pozicionuojamas kaip amerikiečių filmas, bet šiuo atveju, beveik visa kūrybinė komanda susidėjo iš korėjiečių, tik amerikiečiai davė finansavimą. Tai šiuo atveju su Vesper yra panašiai, turime lietuvį režisierį, scenaristą. Filmą, aišku, iš dalies finansavo Lietuvos kino centras, taip pat, kai kurie lietuvių aktoriai pasirodo, bet bendrai pati idėja priklauso lietuviai. Tai galima teikti, jog tai, iš didesnės tokios dalies lietuviškas filmas. Nors taip, visas filmas yra anglų kalba. Kiek aš vieną kartą žiūrėjau, bet man rodos, ne vieno karto nieks nekalbėjo lietuviškai, bet Lietuvoje filmuotas. Tai čia irgi tas akcentas, kad lietuvių kūrėja, scenaristai ir kartu lokacija yra Lietuva, prie koprodukcijos prisidėjo ir Baltijos šalis, prisidėjo Prancūzija, bet bendrai aš laikau šitą filmą lietuvišku. Nors ir jisai atrodo ne kaip lietuviškas kinas, jisai atrodo, 5 milijonai dolerių ar eurų buvo išleista jo kūrybai, bet jisai vis tiek panašus į tokį pasaulinį kiną, bet turi tą tokį lietuvišką truputį akcentą. Žinot, depresija, truputį toks niūrumas ir panašiai. Tai nežinau, kaip tu galvoji, ar čia yra visgi lietuviškas, ar nelabai. Aš visiškai pritarčiau. Čia galima nueiti dar toliau. Dauguma filmų, kuriuos mes įsivaizduojam stereotipiškai holivudiniais, tai yra amerikietiškais. Jie iš tiesų su Amerika turi gerokai mažiau bendro negu Vesper su Lietuva. Jie būna filmuojami visokiose Vengrijose ar Brazilijose ar panašiai. Aktoriai ten išskyrus pirmaplanius irgi dažnai būna samdyti iš kitų valstybių ir tik tiek, kad kalba anglų, bet ir tai ne visada. Tai iš tiesų, manau, pagal šitą kriterijų čia sunku ir pasiginčyti su tavim, Dariau, nes taip, tiek, kad tai yra į užsienio rinką orientuotas filmas, bet kad jis lietuviškas, tai
neturėčiau jokių abejonių. Bet nuo to gal iškart galima būtų perėti prie pirmo Buožytės filmo, prie Auroros konkrečiai, nes nuo to kaip ir jos karjera fantastikoje prasidėjo ir kaip tu paminėjai, tai yra realiai vienintelis žmogus šiuo metu Lietuvos padangėje kuriantis lietuvišką mokslinį fantastinį kiną. Tai Dariau, kokia yra tavo nuomonė apie Aurorą? Gal galėtum trumpai priminti, kas tai per žvėris? Žinok, aš šitą filmą labai seniai žiūrėjau, dabar tiesiog prieš keletą dienų bandžiau prisiminti, apie ką jisai buvo. Na, aš sakyčiau, toks truputį lietuviškas Inception netgi, nes, na, filmo siužetas labai paprastas, turime tik kelis aktorius, vyksta eksperimentas ir, galim sakyti, ta Aurora, pagrindinė herojė, jinai yra, na, paguldyta į ligoninę, jinai yra komoje, žodžiu, ir pagrindinis veikėjas Jampolskio, na, Jampolskis įvaidina, jisai bando su savo pasąmonę sujungti jos pasąmonę, vienu žodžiu, aš labai abstrakčiai dabar kalbu, bet ir kad suprasti, ta prasme, ar gali jinai funkcionuoti, na, be kūno, galim sakyti, nes, nu, kūnas vis tiek atskiras kaip ir organas, ar pasąmonė gali egzistuoti be kūno ir gali kažkaip žmogus jaustis laimingu. Na, vien žodžiu, ten labai daug tokių ir filosofinių minčių yra šitame filme, bet apibrėžimas plius minus panašus. Ten tiesiog vyksta eksperimentas, kurio metu vienas savanoris bando patekti į kito, na, jau ne savanorinis žmogus komoje guli pasąmonę. Nu, ir ten, aišku, braidžioje bando pamatyti jos matomą pasaulį, pamatyti jos jausmus. Ten, aišku, šitame filme yra ir daugiau visokiausių minčių, bet jeigu bendras apibrėžimas, tai toks. Nenoriu spoilinti, kas nematęs šito filmo, tai tegul pasižiūri ir tikrai pamato visą tą spektrą, nes Kristina Buožytė norėjo mums iš moteriškos perspektyvos perteikti tos visus jausmus, kurie kartais gali slypėti mumise. Tai filmas, sakau, rimtas, bet jisai, na, galbūt labiau arthausinis, nes tikrai link arthauso jisai neša ir kiek pamenu Lietuvoje jis tikrai neužsidirbo daug, buvo labai trumpai rodomas, bet vizualiai, pavyzdžiui, man tas minimalizmas, bet kartu ir kūrėjo pastangos sukurti kažką tokio ypatingesnio, tokio labiau, na, psichodelinio, nes psichodelikus nemažai irgi yra, čia kaip kokių Pink Floydų klausaisi, ten įsivaizduoju, ten visokiausius garsus ir įsivaizduoju pasaulį, Marga ir panašiai, tai vat panašiai ir Aurora yra. Tai šitas filmas asmeniškai man tikrai patiko, bet nežinau, ar žmogui, kuris mėgsta tą komercinį kiną, kuris yra skirtas masėms, ar jisai jį vertins, nes, nu, pripažinkime, čia buvo vos ne pirmas bandymas ir tas bandymas gavosi toks labiau link festivalinio kino, negu link pramoginio. Iš tiesų, šitą galima buvo pastebėti, dar prisimenu, kai jis buvo rodomas kine, galima buvo sulaukti tokį dviejopų labai atsiliepimų iš tų, kurie, sakykime, ateina iš kino kritikos labiau pusės ir nelaiko save kino mėgėjas. Tie atsiliepimai dažnai buvo gana pozityvūs ir, na, aišku, daug kas ir kritikavo, bet pabrėžiamos buvo gal teigiamos savybės, kai tuo tarpu fantastų tarpe, na, be keiksmažodžių mažai kas ir atsiliepdavo apie tą filmą, nes, na, akivaizdu, kad jis buvo lyg ir pozicionuojamas, taikomas į tą auditoriją, bet kaip reikiant prašovė. Dariau, gal galėtum dar daugiau pakalbėti apie būtent šį aspektą. Mes paprastai, kai įsivaizduojam fantastiką ir ypač fantastinį kiną, mes jo neįsivaizduojam tokio, koks jis yra Auroroje. Kaip tu manai, kodėl taip yra, kaip tai vyksta? Na, mes turbūt esame sugadinti Hollywoodo, aš taip pasakyčiau, nes aš pats labai mėgstu tą komercinį hollywoodinį kiną, tą fantastinį kiną, kurį mes visi puikiai žinome. Pavyzdžiui, turbūt mano mėgstamiausias visų laikų moksliniai fantastikai priskiriamas filmas būtų, na, ten kartu ir siaubo filmas, kaip nekeista, yra Svetimas, Alien. Tai jo, vat tokius filmus mes pasižiūrime
mes turime kažkokių lūkesčių ir pasirodo Aurora ir tas filmas yra visiškai minimalistinis, vos ne vienos erdvės projektas, kuriame yra gvildenamos kažkokius filosofinės tokios mintis, ten bandoma kalbėti apie aukštas materijas, bet pati forma yra ganėtinai kukli ir kai tu girdi tą pavadinimą, žanro apibrėžimą mokslinė fantastika, tai tu tikėsi tam jau fantastinių elementų, tikėsi kažkokių, nežinau, specialiųjų efektų, sprogimų kažkokių, čia bendrai aš sakau, kad žmonės dažnai eina į filmą tikėdamasi kažko galingų, didingų, bet jie neatsižvelgia į vieną faktą. Pirmiausia, tai buvo, pirmasis, galim sakyti, toks jau pirmasis lietuviškas mokslinis fantastikos filmas ir suprantama, kad jam buvo išleisti ganėtinai maži pinigai, tai tikėtis kažkokio, blockbusterio, tai būtų naivu, bet žmonės kai kurie ėjo ir galvojo, kad čia tikrai bus kažkas tokio galingo, kas jau vos nepriliks Hollywoodui. Ne. Tai žmonių lūkesčiai turbūt čia pakišo koją. Aš pats ėjau nieko nežinodamas apie šitą filmą, žinojau, kad vaidina Marius Ampolskis, žinojau, kad čia kolekcionierės režisierės naujas filmas, man kolekcionierė labai patiko, bet jokių lūkesčių neturėjau. Netgi iš tikrųjų, nes tada nesidomėjau ir nežinojau, kad tai bus mokslinės fantastikos filmas. Tai mane gal dėl to ir truputį nustebino, kad aš pamačiau, kad lietuviai irgi bando kažkaip žaisti su žanrais, ne vien kažkokie depresyvūs filmai, kažkokios dramos, kažkokios lėkštos komedijos arba filmai, kaip vėlyvi filmai, pavyzdžiui, pirmieji, tai kur yra krūva keiksmažodžių, daugiau nieko. Tai gal dėl šito man šitas filmas ir paliko gerą įspūdį, bet dėl žiūrovų pykčių, galim sakyti, nepasitenkinimą, aš irgi galiu pritarti, nes kartais gali nusivilti. Tai todėl dažniausiai aš tiesiog patariu ir visiems kitiems žmonėms, kurie eina žiūrėti kažkokį filmą, netgi aš galiu parašyti kažkokią teigiamą apžvalgą, ten rašyti vos ne šedevras ir panašiai. Čia mano atžvilgiu. Žmogus perskaitęs, galvos, čia bus super duper, ten tiesiog ir ateina į filmą ir, jisai ne to tikėjusi. Ir viskas. Pavyzdžiui, aš mėgstu Studiją A24, man ten vos ne kas antras filmas, tai yra tiesiog aukšto kalibro kūrinys, bet tai yra, sakykime, autorinis kinas. Ir jeigu aš jam duodu, pavyzdžiui, 9, 8, 10 netgi, ir žmogus, kuris tiesiog eina į kiną ir pamato tokį įvertinimą, galvoja, kad tikrai čia bus super, ir jisai nusivilia, nes jisai tikėjusi visiškai kito reginio. Puikus pavyzdys filmas Hereditary, Paveldėjimas, ten 18 metų, siaubo drama. Taip, ten labai gilus filmas su giliom mintim, lygiai taip pat kaip ir filmas Lighthouse, šitas Švyturys, irgi puikus, nuostabus filmas, bet aš jiems filmas daviau labai aukštus įvertinimus ir mačiau po apžvalgom žmonių komentarus, kad kokį čia šūdą rekomenduoja. Tai, kiekvienas savaip žiūri į kiną ir vienam žmogui gal norisi tiesiog elementarios pramogos ir šiuo atveju jisai jos tikrai negauna, čia yra, sakau, arthouse'as visiškas ir jisai turi teisę pykti. Bet galbūt dar vienas yra svarbus aspektas. Mūsų kino kūrėjai dabar jau išmoko, tada gal dar nemokėjo atitinkamai išreklamuoti filmo. Tai yra atitinkamai surasti savo auditoriją ir kartu ištransliuoti, ko žmogus gali tikėtis atėjęs į kiną. Nes jeigu tiesiog yra parašyta, pirma lietuviška mokslinė fantastika, ten ir dar kažkas, ir žmogus ateina ir nusivilia. O jeigu bus pasakyta, kad tai yra kažkokia vienos erdvės filosofinė drama ir panašiai, su mokslinės fantastikos žanro elementais, arba tiesiog fantastinio kažkokia drama, tada žmogus pagalvos, pasvarstys, ar jam verta leisti pinigus ar ne. Pritačiau iš tiesų, bet čia yra keli aspektai, kuriuos, manau, reikėtų išryškinti. Vienas, kad ne tik galbūt jis buvo nelabai gerai pozicionuojamas tuo metu, ko tikrai prisimenu buvo ir reklamos, ten radijoje, televizijoje, tikrai
netaip reprezentavo tą filmą, kaip jis iš tiesų pažiūrėjus galėjo atrodyti. Bet kartu ir pozicija, man tokia atrodė keistoka. Aš, tarkim, susiradau interviu su Buožyte tų metų, kai buvo išleistas filmas, ir tam interviu jinai labai skuba pasakyti, kad ne, čia nėra ta fantastika, kurią žmonės yra įpratę žiūrėti, čia nėra šaudom gaudom, mes jau čia specialiai norėjom padaryti tokį romantinį, fantastinį filmą, čia yra visai atskiras žanras. Ir labai pasimato tas toks iš aukšto požiūris, kad fantastika tai būtent yra kažkas tai šaudo gaudo, ir kad kažko tai rimtesnio per fantastiką tu kaip ir nepateiksi. Ir, toks, nežinau, neskanus poskonis lieka, kai pamatai požiūrį autorės, kuri iš tiesų gamina fantastinį kiną, kad fantastika nėra kažkas, kas galėtų būti perteikti įdomias idėjas, filosofinės mintis ir panašiai. Čia vienas galbūt dalykas. Kitas dalykas, kad iš tiesų tiek šitas, tiek kituose, net ir nebūtinai Buožytės apskritai lietuviškuose filmuose galima pastebėti tą tokį linkimą gal į kraštutinumus, ar ne, tavo Dariau minėtas A24. Taip, jisai leidžia nuolat arthausinius filmus, bet nemaža dalis tų arthausinių filmų lygiai taip pat yra sukuriami, kad jie patiktų ir pačiam žiūrovui. Čia, nežinau, man bent jau artimiausias gal, šiek tiek artimas Aurorai ir apskritai kitiem keliam lietuviškam filmam būtų, tarkim, Panos Kosmatos, tokio režisieriaus kūryba, kuris leidžia savo filmus irgi per A24. Ir tuose filmuose, galima sakyti, yra ir keiksmažodžiai, ir šaudom gaudom, ir kraujas vėjas upeliais, bet vis dėlto tai yra arthausiniai filmai su visai įdomi ir neblogai perteiktom kažkokiam filosofiniam idėjom. Aš galėčiau pasakyti tokį vieną mintį, aš čia neseniai diskutavau su vienu žmogum, būtent apie studiją A24. Galim pastebėti vieną tendenciją. Pavyzdžiui, Amerikoje, kai būna savaitgalių kažkokios premjeros, ir dažnai būna tas cinema score, kur žmonės, kurie pasižiūri kiną, gali įvertinti, tarkim, iš karto. Ir dažnai studijos A24 filmai yra puikiai įvertinti kritikų, tikrai labai aukšti įvertinimai būna, bet pavyzdžiui žiūrovo būna koks C+, D netgi, žinai, būna. Ir su tuo žmogum aš bendravau, kalbėjausi, kodėl taip gali būti, jis labai gerą mintį pasakė ir aš tikrai pritačiau tai minčiai, nes nemažai studijos A24 filmų yra pristatomi, kad jie būtų patrauklus, yra pristatomi taip, kad jie būtų patrauklus masiniam žiūrovui. Tarkim, žanras kažkoks, filmas Bodies, ar kūnai. Žiūrėjau, man visai patiko. Bet žmonės, ta prasme, pasižiūri anonsą, pasiskaito kažkokį ten sinopsį ir jie tikisi, būtent kažko tokio, ir jie ateina ir jie nusivilia, nes vis tiek tai yra arthausinis kinas, nes jie bando parduoti arthausinį kiną kaip mainstreaminį, ir čia truputį yra problema. Tai galbūt aš manau, kad kaip tu sakei, kaip prisiminė tas reklamas Auroros, jie sukūrė tą arthausinį kiną, bet bandė parduoti kaip masiniam žiūrovui skirtą žiūralą, ir gal dėl to irgi buvo tie tokie blogi atsiliepimai ir žmonės nesuprato, į ką atėjo. Lygiai taip pat, kaip dabar Lietuvoje pasirodė filmas Poetas, šiaip geras filmas, man truputį jisai buvo toks ištestas, bet šiaip tikrai geras, vertas pasižiūrėti, toks patriotinis, apie praeitį, tokią nelabai iš tikrųjų šviesią praeitį, bet vis tiek žmonės eidami į tokį pobūdžių kiną ir, kurie tikisi, tarkim, šaudų gaudų, nes vis tiek, nepamirškim, ten yra partizanai, tikisi galbūt kažkokio karinių veiksmų ir ateina ir filmas truputį yra transliuojamas, būtent, kad tai yra šioks toks epas ir gali irgi likti nusivylęs. Tai sakau, kartais mūsų reklamų kūrėjai arba patys režisieriai, scenaristai, pristatydami savo filmus, nepagalvoja apie vieną, kad kartais jie sukuria kiną, kuris yra skirtas labai mažam žiūrovų ratui, ta prasme, nišinį kiną kažkokią. Tai gal irgi dėl šito kyla daugiausia problemų, nes jeigu ten yra kažkokia mainstreaminė komedija, tarkim, nežinau, dabar Remigrantai buvo, kine, pasižiūrėjau, žinojau, ko laukti, ta prasme, žinojau, kad tai bus labai paprasta, lėkšta
nežinau, ar juokinga komedija, bet nuėjau, pasižiūrėjau, okei, ta prasme, viskas tvarkoja, nes tu žinai, ką eini. O kai va toks kinas kaip Aurora yra patikimas, žiūrovas nėra susidūręs, pavyzdžiui, su lietuviška mokslinė fantastika, tai jisai nežino, ko tikėtis iš to filmo. Na ir va, turim tokį rezultatą. Prieš peršokdami keletą metų į ateitį prie sekančio Bučytės filmo, gal trumpai nubėgsim į šoną. Dariau, tu neminėjai, kuris yra taip, Edeno sodo. Ar turėtum ką pasakyti? Ilgai neužtruksim, čia tiesiog vienas iš filmų, kurie lyg ir galėtų ir kartais irgi yra vadinami fantastiniais. Na, man, iš tikrųjų, aš neturiu jokio nusistatymo prieš Algimantą Puipą, bet man tai toks buvo, žinai, filmas apie pensininkus. Taip, ten buvo tokių tam tikrų, na, ne tai, kad fantastinių elementų, bet, nežinau, jisai truputį ten jau pradėjo žaisti su siužetu ir žiūrėjau šitą filmą, aš nuoširdžiai pasakysiu, netgi vienu momentu užmigau salėje, ten buvo kaip tik tas raudonas kilimas, pakvietė kino distributoriai, atėjau, žinai, tikėjausi ir vienu momentu užmigau, tai žiūrėdamas šį filmą, tiesiog toks pasispardymas su žinomų aktorių, šansas vėl parodyti savo talentą, aš taip šitą filmą įvardinčiau, bet jeigu kalbėčiau apie siužetą, tai aš ten nematyčiau jokios mokslinės fantastikos. Tiesiog liūdna realybė. Bet vis dėlto yra gana įdomus tas dalykas, kad filme akivaizdžiai yra stengiamasi parodyti netolimą ateitį ir rodomas Vilnius su ten pripaišytais kažkokiais dangoraižiais, kurie čia turbūt teoriškai vidury Neries turėtų kišoti ir ten pabrėžtinai visi veikėjai vaikšto su planšetėmis, kurios 14 metais ar kada tas filmas buvo išleistas, turbūt turėjo atrodyti labai futuristiškai, bent jau žmogui, kuris gyvenime nėra matęs planšetės. Ir tai viskas turbūt Puipos galvoje atrodė kaip ten, nežinau, nuostabi Babilono ar ten nesuprasi dar kažko tai metafora. Ten biblinio motyvų yra nemažai šitame filme, tai apie tai galima pasakyti, bet kad tai būtų mokslinė fantastika, technologija, žinai, bet su technologijom, nežinau, tu gali ir animacinį kažkokį filmuką sukurti, ten veikėjai bus su telefonais arba planšetėm, bet tai, nelabai jau galėčiau priskirti kaip ir mokslinė fantastika. Bet sakau, man pats filmas, jeigu taip jau kalbėti atvirai, tai jo, jisai ten turi, nemažai tų, kaip sakau, biblinių motyvų, nes visgi ir pats pavadinimas Edeno sodas, vos ne rojus, tai labiau į tą linkmę reikėtų žiūrėti, kad tiesiog kažkokia metafora ten yra paslėpta, bet, tikrai nepritarčiau, bet aišku, kiekvienas žmogus skirtingai žiūri. Pavyzdžiui, lygiai tas pats su muzika yra, yra viena grupė ar ten atlikėjas turi krūvą albumų ir vienam žmogui gali būti, blogiausiai vertintas, tarkim, masės žmonių albumas, jam gali būti geriausias. Ir jisai mato jame kažką. Tai su kinu lygiai tas pats yra. Ta prasme, kiekvienas iš mūsų esame skirtingi ir kiekvienas iš mūsų gali pamatyti, įžvelgti kine galbūt kažką, ko kitas žmogus gali neįžvelgti. Tai šiuo atveju, jeigu tu, pavyzdžiui, įžvelgiai Edeno sode, mokslinės fantastikos kažkokius ten niuansus, tai puiku. Aš, pavyzdžiui, šito neįžvelgiu. Gerai. Ilgai prie šito nesustosim, eisim iškart prie, galbūt vieno žymesnių pastaruoju metu Lietuvos kino gyvenime nušvitusių dalykų. Vesper, Dariau, kaip tu apibūdintum šitą filmą? Aš šitą filmą apibūdinčiau kaip 2010-ųjų vidurio, galim sakyti, holivudinę kopiją. Apie ką kalbu? Prisiminkime, kad 2012 metais pasirodė toks filmas, kuris užsidirbo labai daug pinigų ir turėjo dar 3 tęsinius ir vienas iš tų tęsinių beje šiais metais turbūt pasirodys. Tai yra Badų žaidynės, Hunger Games. Apie ką ten buvo filmas? Ten buvo realiai parodyta utopija. Nikus ateities vaizdas, bendruomenės, kurios bando išgyventi ir panašiai. Turėjome po šito filmo ir kitus bandymus, kaip ten Divergente, ten
3 filmai, 4 net nesukūrė, nes 3 labai blogai pasirodė box office. Turėjome ir dar kitus panašius filmus, tam pavyzdžiui, 5 banga, rodys, taip vadinasi, irgi link to ėjo. Po to šitas chaoso teorija, ar kaip ten su Tomu Hollandu filmas. Na, vienu žodžiu, turėjome nemažai tų filmų apie paauglius, apie utopiją, apie kažkokią kovą su sistema. Tai šiuo atveju Vesper yra lygiai toks pat filmas, kaip ir 100 kitų, kurie buvo sukurti žymiai anksčiau. Tačiau yra vienas bet. Filmo biudžetas vos 5 milijonai, $dolerių ar eurų, nežinau, nes dažniausiai box office, kaip žiūriu, tai biudžetai patikti doleriais, bet čia tikėtina eurais bus, nes visgi Europa. Na ir ką, mes turime už $5 milijonus sukurtą filmą ir aš sakyčiau, kad Hollywoodas, jeigu kurtų filmą, būtent tokį filmą, jisai už 5 milijonus nesukurtų. Tai matosi, kad šių filmų kūrėjai, nes ten ne vien Kristina Buožytė buvo dar ir Bruno Samperis, čia prancūzas, jie sukūrė, savo pastangomis biudžetinį, bet kartu ir pasaulietiškai atrodantį kiną, kurio negėda būtų rodyti ir užsienį. Dėl ko aš manau, ir Netflix nusipirko šitą filmą, nes tai nebuvo šlamštas kažkoks. Tačiau savo siužetu, savo idėją, tai jokių naujovių šitas filmas neįnešė. Mes turim mergaitę, kuri bando padėti savo sergančiam tėvui, kuri bando kovoti su neteisybė, kuri bando priešintis, sistemą, ten, aišku, nenoriu spoilinti, nes tikrai yra žmonės, kurie nėra matę šito filmo, bet visą tai mes jau turėjome. Tačiau pats pateikimas, sakau, kaip už 5 milijonus eurų, tai tikrai labai pagirtinas ir vertas dėmesio, bent jau kine. Aš nežinau kaip namuose, aš namuose jo nežiūrėjau, nežinau kokį poveikį aš gaučiau, žiūrėdamas į namuose, bet kine aš tikrai gavau labai gerą laiką, nors tai, aišku, irgi yra filmas, kuris yra, mano nuomonė, priskiriamas labiau arthausui, tai yra autorinis visgi kinas ir jisai nėra skirtas, tai plačiai auditorijai, kuri mėgsta, pavyzdžiui, tas pačias bado žaidynės. Čia visgi truputį kitoks kinas, tačiau jisai yra patrauklus. Aš žiūrėjau šitą filmą, salėje buvo ir nemažai paauglių, nemažai vaikų, ten su klasėmis atėję. Tai kiek mačiau, įspūdžiai ir pas tos jaunus kino mylėtojus irgi buvo visai neblogi. Bet dėja filmas nepateisino finansinių lūkesčių, žinoma, jisai buvo ten paremtas ir LKC ir dar kitų investuotojų, tai galimai pusę pinigų atmušė, bet kartu aš manau, kad Netflixas tikrai nusipirko ir kūrėjai išėjo į pliusą arba bent jau neturi kažkokių didesnių nuostolių. Bet, kaip sakau, čia yra labiau arthausinis kinas, kurį verta žiūrėti tik tada, jeigu bus nusiteikimas rimtam kinui. Nes filmas yra labai lėtas, filmas yra toks, truputį niūrokas, nuobodus netgi vietomis. Bet man patiko žiūrėti dėl to, kad man buvo įdomu, kaip, pavyzdžiui, nes visgi Kristina Buožytė yra kaip pagrindinė scenarijos autorė, kaip lietuvė perteiks, postapokaliptinį pasaulį. Nes ten iš tikrųjų pasaulis po katastrofos ir beje, filmas buvo filmuojamas ne ant green screeno, ten aišku buvo tų elementų, specialių efektų ir taip toliau, bet jisai buvo visgi filmuojamas natūroje, kas man visą laiką patinka ir aš kai žiūriu filmą ir matau, kad kūrėjai bando prisitaikyti prie kažkokių ten gamtos dėsnių arba šiaip prie gamtos, nes visgi visokios oro sąlygos gali būti, bet vis tiek jie filmuoja ir stengiasi sukurti kuo realistiškesnį pasaulį, tai šito aš tikrai labai norėčiau pagirti Kristiną Buožytę ir Bruno Samperį. Prieš tai dar norėčiau tokį dalyką pasakyti, jeigu žiūrovai nesutinka su kažkuo, ką mes sakom, arba labai sutinka, arba šiaip norėtų pakomentuoti arba paklausti, tai tikrai prašom rašyti komentarus po transliaciją, pakalbėję pabaigoje, peržiūrėsim, atsakysim į klausimus ir ką nors dar pakomentuosim. Bet dabar man dar yra toks klausimas,
Jeigu pasižiūrėt IMDb agregatorių kritikų ir komentarų, tai 5,9 iš 10 vertinimas. Tai tuo tarpu Rotten Tomatoes, kitas agregatorius, kuris skaičiuoja tik tai kritikų balsus, įvertino 90% šitą filmą, kas yra tikrai labai aukštas įvertinimas, žiūrint tarptautiniu mastu. Kodėl tavo nuomonė taip atsitiko? Čia puikus atsakymas į anksčiau kalbėtą A24 temą. Matai, kritikai įvertino labai gerai, 90%, žiūrovai 5,9. Tai parodo, kad galbūt filmo reklama jį ištransliavo kaip kokį blockbusterį. Tai vat, turbūt ir didžiausia problema yra tame, kad žmonės žiūrėdami tokio pobūdžio kiną, jie tikisi, kaip tų standartinių bado žaidynių ar dar kažko, čia tiesiog aš sakau, nes tai visgi filmas, kuris viena iš pagrindinių temų yra utopija. Ir jo, tikėtina, kad todėl, nes žmonės tikisi pramogos, tai nėra pramoginis kinas. Tai yra rimtas arthausinis kinas, kuris yra, tikrai nėra skirtas ten pasižiūrėti šaudau, gaudau. Tiesiog aš manau, kad čia didžiausia problema yra tame, kad žmonės tiesiog turi nelik didelius lūkesčius arba nepasidomi, ką jie žiūrės. Nes jo, aukštas kritikų įvertinimas, aš irgi kartais nespėjau kažkokį filmą pasižiūrėti arba ten seną kažkokį filmą, pasižiūriu, kaip jisai įvertintas. Ir kartais būna, pavyzdžiui, IMDb tam pačiam, būna kokie 7, 7,5, 8 netgi, tu žiūri pas kritikus, pavyzdžiui, 20% 100. Yra toks filmas su Willu Smithu, 7 Pounds, 2008 metų, publikai jisai žiauriai patinka, labai patinka žiūrovams, jisai labai aukštą įvertinimą turi IMDb, bet kritikai suvarė, tiesiog ten vos neapgailėtinas vienas blogiausių tų metų filmų. Tai būna tie skirtumai, kad kas patinka kritikui, tas gali nepatikti žiūrovui arba atvirkščiai. Bet šiuo atveju aš manau, kad čia suveikia pats žanras, nes žmonės, sakau, yra pripratę prie mokslinės fantastikos ir jie įsivaizduoja ją truputį kitokią. Ir kartu tikėtina, kad pati reklama žmonės apgavo. Nes jo, aš kai žiūrėjau anonsą, tai atrodė, kad tai bus veiksmo turintis fantastinis toks trileriukas netgi. Bet, aišku, žinojau, kad tai bus arthausinis kinas, nes jau teko susipažinti ir su Aurora, tai žinojau, ko tikėtis iš autorės, bet nežinau, o kaip pats vertintum, kaip tau šitas filmas? Aš iškart prieš perėdamas prie savo nuomonės turiu kitą tada klausimą, nes ką tu pasakei, kad vėlgi yra tas galbūt prastas marketingas filmo ir reklamavimas ne ten, kur reikia ir ne tam, kam reikia. Man tada iškart iškyla klausimas, kodėlgi tada pačiam filme atrodo yra tiek daug elementų, kurie prasilenkia šiek tiek su tuo. Kaip ir pats minėjai, jiem yra tikrai labai daug kopijuojami, jeigu nepasakyti parodijuojami vidurinių 2000-ųjų filmai apie paauglius kovojančius prieš sistemą ir čia mes vėlgi turim žmonės su šalmais, dartus veiderius namie, ar kaip juos pavadinti, bėgiojančius po mišką ir šaudančius lazerius. Turim vistas, kurių pavydėtų, Star Warsai iš 2000-ųjų ir panašiai. Tai yra, atrodo, elementai, kurie tikrai yra populiariojo kino dalys, kurie būtent tam ir kuriami dažnai filmuose, kad pritrauktų žiūrovus ir leistų jiem užsimiršti, įeiti į tą filmo pasaulį, kuris yra daug spalvingesnis ir įvairesnis negu tai, ką mes matom už lango. Visa tai yra sudedama į šitą filmą, ir tada yra verkiama, kad žiūrovas gavo ne taip, ko norėjo, kad jis vis dėlto yra nuobodus, kad 90% jo yra braidžiojimas po pelkes ir verkimas į skverną. Tai man klausimas apie šitus prasilenkimus tada iškyla. Nežinau, Dariau, ką tu apie tai manai? Aš dar galvoju, tu pasakei, kad ten pagrindinė veikėja braidžio po pelkes ir panašiai, bet jeigu taip atvirai pagalvos, kokia būtų mūsų ateitis, jeigu taip nutiktų. Jinai nebūtų tikrai tokia, kaip rodo ten, tarkim, kokia Mad Max'e, kur ten visi važiuoja, visi tokie kiti labai smagiai apsirengę ir panašiai. Aš manau, kad ateitis
tokia ir būtų nuobodi. Mes braidžytume, ieškotume kažko, bandytume išgyventi. Tai kartais galima į tai atsižvelgti, bet jo, aš tikrai galbūt pritarsiu, kad kai tikėsi iš mokslinės fantastikos, bent jau kažkiek veiksmo, ne vien pokalbių arba ten braidžiojimo, tai gali nusivilti. Nors, blemba, dabar prisiminiau puikų filmą iš tikrųjų, kuriame beveik nėra jokio veiksmo, kurio veiksmas vyksta vienoje erdvėje. Tai yra 2009 metų Duncano Joneso filmas Mėnulis su šitu Samu Rockwellu. Ten vos keli aktoriai, bet filmas yra visur įvertintas gerai ir žiūrovų, ir kritikų. Ir aš manau, jisai įvertintas todėl, jog iš karto kūrėjai pateikė, ko žmogus gali tikėtis iš šito filmo. Tai yra, filmo apie žmogaus vienatvę Mėnulyje, apie jo išgyvenimus, apie jo kasdienybę. Ir gal tas apibrėžimas, tas minimalistinio tokio kino irgi priduoda kažko. Ir žmogus, ieškodamas arba skaitydamas apie šitą filmą, jisai žino, kad jisai žiūrės filmą, kuriame vyks pokalbį. Aišku, ten dar yra vienas niuansas, kad ten truputį mindfuckų yra, ypač gale. Tai gal dėl šito, žinai, nes aš dabar neseniai dalinausi vieno serialo rekomendaciją, Behind Her Eyes, vadinasi Netflix serialas, tai 8 serijos. Ir žmonės, aš mačiau komentarus, kad žmonės rašė, ir aš jiems pritarčiau, aš visą laiką stengiausi nuo pradžios iki galo pasižiūrėti, bet buvo žmonių, kurie rašė, po 3-4 serijų numečiau žiūrėti, kažkaip neįtraukė ir panašiai. Kiti žmonės rašė, blemba, bet paskutinės 2 serijos tai tiesiog kosmosas, žiauriai gerai ištaškė ir labai fainas twistas ir panašiai, bet iki to laiko jiems reikėjo laukti šito, bet jie liko galiausiai patenkinti. Tai galbūt su Vesper yra ta problema, kad jisai tiesiog stovi vietoje. Nes jeigu pačiam gale būtų, taip, ta scena, aš tikrai nespoilinsiu, nesakysiu, bet ta finalinė scena gal ir atrodo tokia metaforiška ir gražiai pateikta, bet gal kažkokio twisto šiame filme trūko, nes, jisai buvo, visas siužetas buvo pateiktas vos ne kaip tuose kitose filmuose, kuriuose paaugliai kovoja su sistema. Tiesiog nieko naujo, nieko išskirtinio, nieko intriguojančių ten nebuvo pateikta. Tai gal dar šitas, kad pats finalas nesukūrė tokio stipraus efekto, nes kartais būna, žiūri filmą, žiūri, okei, ir gale tiesiog tave ištaško ir taip galvoju, oba, kaip turėjo būti. Čia beje, dabar Apple TV išėjo toks filmas Sharper, vadinasi, ten apie sukčiavimo schemą. Tai vienu žodžiu, kas klausotės, pasižiūrėkite, nes ten iš tikrųjų, aš žiūriu filmą, matau, žmonės labai gerai atsiliepia apie jį. Aš taip žiūriu, galvoju, okei, mačiau, ir tada paskutinis aktas taip sėdžia, oba, ir iš karto pakėliau keliais balais savo įvertinimą. Tai galbūt dar yra problema, kad iki galo šitas filmas nebuvo, kalbant apie Vesper, išvystytas, ir jo pabaiga, tiesiog nesukūrė kažkokio wow efekto, kad po peržiūros tiesiog norėtum kalbėti apie tą filmą arba dalintis įspūdžiais arba tiesiog rekomenduoti savo draugams, ten šeimai, nežinau, ir panašiai. Ir tai galima būtų perėti prie kitos problemos, kuri yra tiek su Vesper, tiek su Aurora, tiek apskritai dažnai su lietuviškais filmais iškyla, tai yra su scenarijumi ir dažnai jo nebuvimu, bet prie to paties vėl galėčiau pagrįžti prie to, ką prieš tai minėjau, kad lūkesčius kažkokius neteisingus sukūrė ne tik marketingas filmo, bet ir pats filmas, kuriam taip atrodė iš niekur staiga atsiranda scenos, kurios yra būtent skirtos pritraukti žiūrovą, ko filmas lyg ir neturėtų siekti, nes jis nėra skirtas žiūrovui. Jo, traileriams, pavyzdžiui, arba plakatams. Pasižiūrėk į Vesper plakatą, kas jame yra pavaizduota. Aš kaip tik dabar įsijungiau kompiuterį ir matau tą plakatą. Plakatas epiškas. Atrodo, ta prasme, galingai stovi, mergina, jos tas pagalbiningas robotukas, droidas, sakykime, ir priešais ją toks, nepamenu, kaip tas vadinasi, kur
ten surinkinėjo, vienu žodžiu, rūke, vienu žodžiu, toks didelis, kaip pastatas, kaip objektas kažkoks, ne, toks iš fantastinio pasaulio. Ir tu žiūri ir galvoji, blemba, gerai atrodo. Žinai, aš norėčiau šitą filmą pamatyti. Dar geresnį plakatą mūsų žiūrovai gali matyti. Aš dabar kaip tik įjungiau, kuriam pagal geriausias 80-ųjų, 90-ųjų Holivudo epinio filmo taisyklės yra sustatyti pagrindiniai veikėjai, vienas už kito didėjančią tvarką ir ten lazeriai ir kažkokie skraidantys atrodytų dalykai ir taip toliau ir panašiai. Nu tai va, ta prasme, va, tokį plakatą pasižiūrėjęs, galvosi, kad kažkokie Star Wars, tik iš Lietuvos gal, bet, na, gavosi visiškai atvirkštinis variantas. Tai, nu, bet čia jau, žinai, galima sakyti, kas čia padarė didžiausią klaidą. Ar kūrėjai, kurie nesugebėjo ištransliuoti, ar savo žinutės, norėjo pasakyti šio filmo, arba pats žanras, ar pats žiūrovas, kuris turėjo lūkesčius. Bet manau, kad taip ar taip filmą bent jau verta mums Lietuvoje gyvenantiems žmonėm pasižiūrėti, nes tai yra visgi lietuviškas produktas. Ir, na, pasižiūrėti, įvertinti pastangas tikrai verti, nes, nu, jeigu tokie filmai flopins, tai mes, ką mes gausime iš tikrųjų, kokį lietuvišką kiną kurs? Tai kurs labai arba kvailas komedijas, arba depresyvius filmus, kurių nieks nežiūri. Tarsi ateina ten 10 žiūrovų į seansą ir viskas. Ir tie filmai yra finansuojami dar valstybės, nepamirškim, yra skiriami nemaži biudžetai, o galiausiai tie pinigai yra tiesiog iššvaistomi, o žiūrovams tokie filmai nėra įdomus. Tai man nuomonė, kad geriau jau investuotų į žanrinį kiną, tai yra praeitais metais Jonas Trukanas sukūrė šitą siaubeką, slasherį, kaip tas jisai vadinasi, oi, blemba, truputį užmiršau, Rūpintojėlis, jo, ačiū labai. Tai va, Rūpintojėlį, aš žiūrėjau šitą filmą, aš pats labai mėgstu slasherius ir tikrai turėjau ką pasakyti šiuo atveju, tai ten labai daug trūkumų buvo, žiauriai daug trūkumų, bet atsižvelgus, kad tai žiauriai biudžetinis filmas, ir kad tai yra pirma pastanga, galim sakyti, žanriniam kine, buvo ten siubekas dar pas mus Rusis su to pačiu Jampolskiu, tai net nerekomenduoju niekam žiūrėti, o Rūpintojėlių galim pasižiūrėti. Ir vat tokiems filmams, kurie galbūt ir nepritrauks per daug žiūrovų, bet jie bus visgi skirtingi negu vien dramos ar komedijos, reikia duoti finansavimą. Ir šiuo atveju vat su Vesper, tai yra mokslinis fantastikos filmas, jo gal nelabai ten pripažino paprasti žiūrovai, kritikai, kaip, na, sakei, 90% iš 100, tai kaip ir pripažino gerų filmų, bet vis tiek už pastangas reikia irgi padėkoti, nes, nu, mes neturim tokių galimybių kurti mokslinės fantastikos filmus kiekvienais metais. Tai bent jau, kad va, turim Vesper, turim tą pačią Aurorą, na, reikia tiesiog padėkoti kūrėjams. Galbūt ateityje gausime didesnius biudžetus ir plus galbūt pats Hollywoodas pastebės Kristinos Bužytės talentą ir galbūt ten pakvies ją režisuoti filmą, kuris kainuos 20 ar 30 milijonų. Nieks nežino, kartais būna, kad kitų šalių perspektyvos prodiuseriai, kuriai šitų studijų vadovai pastebi ir pasamdo ir viskas su to bus gerai. Tai aš tikrai linkiu, kad tokių filmų būtų daugiau. Taip, galbūt jie ne visi bus geri, patrauklus masiniam žiūrovui, bet bent jau jų bus. Ir vis dėlto mes čia padarėm tokią labai ryškę perskyrą tarp į žiūrovą orientuoto populiaraus blogbusterinio filmo ir kritikus patenkinančio kažkokio arthausinio filmo. Klausimas, ar tada neįmanoma būtų pabandyti kažkaip suderinti. Ir aš kažkaip manyčiau, kad tas tie visi lazeriai ant posterio ir panašiai yra vienas iš bandymų ištaisyti, sakykime, Auroros problemą, kad tai buvo tikrai arthausinis filmas, kurio žiūrovai nesuprato. Ir padaryti kažką tai, ką žiūrovai teigiamai įvertintų. Ir, na, pasauliniam kine mes tikrai galim tokių pavyzdžių labai daug matyti, kur ir žiūrovai, ir kritikai tikrai myli filmą ir jį labai gerai vertina. Tai, nežinau, Dariau, ar tavo nuomonė kažkas panašaus yra įmanoma su lietuviškais biudžetais ir Lietuvos kino industrijoje? Aš manau, tikrai įmanoma. Nu, sakau, užmirškime apie Hollywoodą. Va, pavyzdžiui, Hollywoode buvo sukurtas filmas Mėnulis. Ne? Jisai kainavo 5 milijonus. Aš kaip rodus neklystu, 5 milijonus tikrai kainavo. Jisai neatsipirko. Jisai flopino. Nes jeigu nežinote, mieli klausytojai,
yra toks vienas niuansas. Jeigu filmas, tarkim, kainuoja 5 milijonus, tai jisai turi užsidirbti minimum 10. Kodėl? Nes kino teatrai pasiima 50% pajamų. Tai reiškia, tada kūrėjai išeis į nulį. Nepamirškime dar apie tai, kad kartais reklaminis biudžetas gali būti žymiai didesnis už produkcijos biudžetą. Tai kartais atrodo, filmas 5 milijonus ten kainavo, užsidirbo ten, nežinau, sakykime 20. Bet tai nereiškia, kad jisai bus pelningas. O gali būti geras filmas, priimtas žiūrovų, priimtas kritikų, irgi puikiai, bet o Lietuvoje tai tas 5 milijonų minulis, nežinau, kainuotų milijoną gal kokį, tikrai 5 kartus mažiau, nes mes turim kitokias galimybės ir pas mus nėra taip brangu kurti tų filmų, atvažiuoja ir studijos ten šitus keistus dalykus, netgi Netflixas atvežė filmuoti Lietuvoje. Tai akivaizdu tikrai ne dėl to, kad mes Lukiškių kalėjimą turim. Aš manau, kad ir dėl kainų. Nes tokių Lukiškių kalėjimų tikrai Europoje galima būtų rasti. Tai kalbant apie Lietuvos kiną, ar būtų įmanoma, aš manau įmanoma, tik yra viena didelė problema. Aš apie ją jau kalbėjau ne vieną kartą, kaip jau ir minėjau. Pas mus Lietuvoje dominuoja 2 kino tipai. Tai yra pramoginis kinas, kur dažniausiai yra labai daug tokių gašlių, neįdomių, šlykščių, nuvalkytų komedijų apie antrą galą. Ir toks filmas iš tikrųjų užsidirba. Ne dėl to, kad čia yra labai gerai, aš sakau, bet tiesiog toks kinas užsidirba, nes žiūrovams tokio kino reikia. Ir tokie žmonės neša pinigus, neneštų pinigų tikrai nekurtų. Ir yra kita barikadų pusė, tai yra atgausinis, autorinis kinas, kuris yra įdomus pačiam režisieriui ir gal keliems jo draugams, gal giminėms. Ir tas kinas, jisai nesugeba užsidirbti pinigų, o tik ištaško mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Tai aš manau, kad reikėtų kurti tokį kiną, kuris būtų tinkamas tiek, sakykime, masiniam žiūrovui, tiek ir snobams. Ar tokio kino mes turim daug? Ne, nes, sakau, vieni žiūri tik į pinigus, tai yra tie komercinio kino, kurie kiti žiūri, kad nori kažkokį sukurti meną ir jiems neįdomu, ar ten jo filmą sueis. Ir toks požiūris yra apgailėtinas. Bet, pavyzdžiui, praeitais metais pasirodė vienas filmas, kuris apjungia tiek komercinio kino gerbėjus, tiek ir snobus. Tai Emilio Vėlyvio, kuris kūrė filmus apie, gerai, kas matė Zero žino, apie ką aš šneku, tikrai nesikeiksiu dabar. Tai jisai sukūrė Piktųjų karta filmą, detektyvą, kuris yra, prilygsta iš tikrųjų geriems skandinaviškiams detektyvams. Taip, filme yra labai daug veiksmažodžių ir sekso ir kitų dalykų, bet jisai įdomus, nes scenarius buvo įdomus ir jisai sugebėjo patraukti tiek savo rimtą pusę, tiek ir siužetu, kuris įtraukė. Tikrai įdomu buvo stebėti, kaip vystysis visa ta istorija, kas yra tas žudikas, kodėl visa tai vyksta. Tai galima sukurti, jeigu norisi, bet didžiausia problema, kaip mes jau anksčiau kalbėjome apie tai, scenaristai. Lietuvoje nėra labai daug gerų scenaristų. Mes turim viską. Mes turim tikrai, techniškai, galim sakyti, gerus režisierius, kurie, sugeba, nežinau, ten pertikti idėją, panašiai. Mes turime labai daug gerų kino operatorių. Kartais žiūri filmą ir netik, kad čia, lietuvis nufilmavo, nes, esam pripratę prie tokių prastesnių lietuviškų filmų. Mes turim tų žmonių, kurie techniškai gali sukurti labai daug ką. Ir gerai, ir kokybiškai, ir netgi žymiai pigiau negu visoje likusioje Europoje. Bet neturim gerų scenaristų. Ir jeigu į metus, pavyzdžiui, Lietuvos kino centras finansuotų, nežinau, ne 20 kokių filmų, o tarkim kokius 10 filmų, 3 tokius gerus, galingus scenarius, tam duotų gerą biudžetą, kad kurie galėtų tikrai sukurti kažką prasmingų ir ko nebūtų gėda parodyti netgi užsieniui, ten finansuoti naujokus kažkokius, gal iš tų naujokų gausis labai perspektyvus režisieriai, ar ten, nežinau, tie patys scenaristai. Ir aišku, ten
kaip čia pasakyti, kurti filmus iš idėjos, ta prasme, kaip dabar poetas yra kino teatruose, tai kurti kažkokiai specialiai progai. Čia yra patriotinis kinas, tai vasario 16-osios proga yra sukurtas tas filmas, kad žmonės galėtų nueiti, pasižiūrėti ir panašiai. Tai didžiausia problema yra scenaristai ir to viduriuko nebuvimas. Nes, tiesiog, aš suprantu, kad yra žmonės, kurie nori tik užsidirbti. Jie apie nieko kitą negalvoja. Jie mato, kad komedijos žanras veikia ir jie kiekvienais metais kepa nesąmoningus, kvailus, labai netgi pigiai atrodančius komedinius filmus ir tie filmai jiems atneša labai rimtus pinigus. Bet aišku, kartais žmonėms gali visą tai pabosti ir vienu metu galbūt mes turėsime jau tą viduriuką, kai kurie patys supras, kad reikia kurti kažką prasmingesnio, rimtesnio ir kad visi būtų patenkinti, nes tas pats atgausinio kino žiūrovas, jisai lygiai toks pat yra pajamų šaltinis. Bet nežinau, kaip su požiūriu tų autorinių filmų režisierių, nes, kaip sakau, dažniausiai jiems nelabai rūpi ten turbūt tie pinigai, nes teko ten žiūrėti keletą interviu, nesakysiu ko, nenoriu čia skelbti tam tikrų pavardžių, bet žmonės tiesiog filmą nesuprato, nenuėjo, tai patys kalti. Toks požiūris vienas žmogus buvo, aš taip sėdžiu galvoju, o gal žmonės nenuėjo, nes tiesiog tavo filmas niekam nereikalingas. Todėl to viduriuko dar ieškosim, manau, ilgai, bet jeigu bent jau kiekvienais metais mes turėsim, arba bent jau kas 2 metus mes turėsim tokį filmą kaip Emilio Vėlyvio Piktųjų karta, arba bent jau Vesper, tai bus smagu. Ir galėsim galbūt tada jau augti kaip kino šalis, nes turim ir kaiminių šalių ir juose kažkaip kinas yra, sugeba iškilti ir netgi žanrinė įvairovė yra. Aš kalbu apie Baltijos šalis, nekalbu apie kokią Lenkiją, kuri ten nuo 50 metų kepa tokius filmus, kur ten, įrašyti į kino istoriją ir ten gauna Oskarus ir panašiai. Čia Lietuvai labai dar toli iki lenkiško kino. Tai prie kaimyninių šalių tai prieisim, dar norėtųsi pagrįžti prie scenarijų konkrečiai, nes manau ir žiūrovom gali iškilti labai dažnai toks klausimas, atrodo, po velnių scenarijos, taigi lengviausia dalis rašyti visi moka, tu tiesiog atsisėdi kažką tai parašai, nueina režisierius nufilmuoja ir tas nufilmavimas tai jau daug sunkesnė dalis. Kaip manai, Dariau, kodėl taip yra, kodėl pas mus nesusiformavo tas scenaristų mokykla, kodėl nesugebam po velnių parašyti patrauklaus kažkokio scenarijaus nedidelio biudžeto filmui? Žinok, šį klausimą man būtų labai sunku atsakyti, nes aš kai žiūriu į tą pasaulinį kiną, dažnai aš mėgstu ir kino pavasarį, kuriame dažnai būna visokių kino debiutų labai gerų ir panašiai. Tiesiog, aš manau, kad galbūt netgi yra tų gerų scenarijų. Tikrai yra. Yra jaunų perspektyvių žmonių, kurie mėgsta kiną, kurie domisi to, kurie galbūt parašo tikrai įdomias istorijas, bet niekas nenori tų istorijų ekranizuoti. Ta prasme, duoti jiems žalią šviesą. Tai čia sakau, nes dažniausiai tie jauni kino kūrėjai, jie kreipiasi į Lietuvos kino centrą, kad gautų finansavimą savo filmams. Arba bent jau bando parduoti savo scenarius kažkam, bet niekam tai nėra įdomu, nes tu esi niekas, niekam nežinomas žmogus. Tai gal dar dėl to yra problema, kad čia toks truputį švogerių kraštas gaunasi, kai greičiau finansavimą gauna žmogus, kuris jau turi vardą, bet jo scenarius galbūt yra, sakykime, neįdomus, o žmogus, kuris yra parašęs tikrai įdomią istoriją, jisai yra nustumiamas į šoną. Bent jau aš taip manau, bet sakau, negaliu atsakyti konkrečiai šitą klausimą, nes, neturim mes gerų scenaristų, neturim, ką padarysi, ta prasme. Žmonės bando truputį, prisimink, kai 2000-ųjų ten pradžioje žiūrėdavom lietuvišką kiną ir ką mes matėme. Žiauriai šlykščią teatrinę vaidybą. Aš mėgstu teatrą, ir teatrinė vaidyba turi būti teatre, bet ne kine, čia visiškai kitos taisyklės. Ir tu žiūri tą lietuvišką filmą ir tiesiog matai, ant tiek neįtikinamai, taip neįdomiai, taip
hiperbolizuotai vaidinančius aktorius ir dabar pasižiūrim paskutinių metų lietuviškus filmus. Ir mes matome progresą, mes matome tikrai gerai vaidinančius aktorius, kurie moka vaidinti kine. Ir manau, galbūt ir su scenarijais ateis tas laikas, kai žmonės pradės vertinti įdomias istorijas ir gerą tą naratyvą, dramaturgiją ir panašiai, ir pradės rašyti įdomesnės istorijas. Nes kartais atrodo, kad Lietuvoje scenaristai bando kopijuoti kažką. Arba jeigu jau iš vis neturi ką pasakyti, bet nori sukurti filmą, čia kalbu turbūt vėl apie komerciją, tai jie nusiperka scenarijų, pavyzdžiui, ten iš Čekų, kokių Lenkų, nežinau, Latvijų, tiesiog nusiperka scenarijų, nes jisai jau yra gatavas ir žymiai lengviau adaptuoti jį mūsų rinkai, nes, pavyzdžiui, ten buvo toks Tarp mūsų berniukų filmas, jisai, man nuomonė, iš pramoginio lietuviško komedinio kino tikrai labai vykęs, bet tai yra rusiško filmo, apie ką galvoja vyrai, ten spektaklis yra dar toks, nupirktas scenarijus. Ir ką? Aišku, yra lietuviški akcentai, kad lietuviams būtų paprasčiau suprasti. Pavyzdžiui, ten vienoje scenoje netgi šaltiena buvo, ko originaliam filme ar spektaklėje nebuvo. Tai jo, bet čia yra paprasčiausias būdas, kai norisi sukurti kino, neturi talentingų žmogaus, kuris parašytų originalų ar įdomų kažkokį scenarijų. Tai sakau, gal po kokių 5 metų mes tikrai galbūt galėsime džiaugtis, kad pagaliau atsirado daugiau jaunų, perspektyvių, arba ne tik jaunų, čia amžius ne prie ko, scenaristų. Sakau, vėlyvio filmą žiūrėjau ir galvoju, blemba, gerai parašytas scenarius. Ir taip, scenarijų yra sunkiau parašyti, negu ten nufilmuoti kažką ir panašiai. Čia kalbu apie tą paprastesnį kiną, nes jeigu kalbėsime apie jau ten, nežinau, karinius kokius filmus, ar ten tą pačią mokslinę fantastiką, jeigu jau norisi kažko didingesnio, tai taip, ten nufilmuoti, sukurti kažką įspūdingesnių tikrai yra reikalų, bet pats scenarius, nuo jo ir prasideda kino gamyba, galima sakyti. Tai aš manau, kad jo, po kokių kelių metų mes turėtume turėti daugiau įdomesnių filmų, kurių scenarija bus originalesnė. Pavyzdžiui, turim lietuvių režisierę, jos antras šitas pilno metro filmas šiais metais apie Mariją Kaftaradzę, kalbu, laimėjo Sandanso festivalį apdovanojimą už geriausią režisūrą, bet jinai ir dažnai jinai pati rašo scenarius savo filmams. Ir puikiai rašo, ta prasme, taip, tai yra dramas, bet tai gerai parašytos istorijos. Todėl sakau, reikia jauniems žmonėms duoti, kurie turi ir nori ką pasakyti, kažką aktualaus nori parodyti savo istorijose. Bet sakau, čia jau, žinai, tokios mintis, kad neturiu jokio konkretaus atsakymo šitą klausimą, bet pasvarščiau taip dabar ir galvoju, kad judame gerą linkme. Palinkėsiu tiek scenaristams, tiek Lietuvos kino kūrėjams po truputį tobulėti ir galbūt, sakau, netolimoje ateityje galėsime didžiuotis ne vien režisieriais ar ten filmais ar aktoriais, bet ir gerais scenaristais. Čia toks optimistinis požiūris ir tikrai norėtųsi jo laikytis ir palinkėti to. Galėčiau tik pridurti gal, kad iš tiesų scenarijų rašymas tik atrodo kaip paprastas dalykas. Nekartą man yra tekę girdėti ir įvairių diskusijų yra vykę ir kai išėjo Aurora ir panašiai Lituanikone, tarkim, fantastų konvente tarp žmonių, kad čia reikėtų daugiau to populiaresnio kino, fantastinio, kad žiūrovus vyrautų ir panašiai. Ir kad tiek mes turim fantastikos rašytojų, ar ne, kurie kepa ten romanus, čia ypač buvo prieš 5-10 metų, kai atrodė, kad kepa, dabar gal jau pasikeitė situacija. Kodėl jie nesėda, neparašo kokią nors scenarijos, ten, nežinau, Vėjas nuo jūros pagal romaną ar panašiai ir nenufilmuoja jo. Ir kyla tik mintis, kad ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. Iš tiesų, kuo filmas populiaresnis turėtų būti, kuo mes labiau norim, kad jis patiktų žiūrovų, tuo sunkiau jam yra parašyti scenarijų. Ir yra knygos prirašytos taisyklių, kaip tai daryti, kaip turi būti plėtojamas siužetas, kaip turi būti plėtojami veikėjai, kad žmogus žiūrėtų tai ir jam patiktų ir kad jis suprastų, kas vyksta ekrane ir kodėl kažkas vyksta ekrane. Ir tai atskiras mokslas, kurio,
Lietuvoje kažkodėl tai kol kas mokykla dar neišsivystė. Turim pavienius gal tik žmonės, kurie yra jį įvaldę. Čia galima būtų vėl, nežinau, pozityviai paminėti tą patį Vėlyvį. Nežinau, kiek tame yra tiesos, kiek esu girdėjęs, kai jis kūrė tuos savo pirmus Zero filmus, ėmė ten Kventino Tarantino, Gajaus Ričio scenarius, tiesiog jos raklinėjo, žiūrėjo, kada kas vyksta, po minutę, po sekundę išsidėliojo veiksmą ir bandė kažkiek kopijuoti, kiek tai pavyko, kiek nepavyko, aišku, atskira šneka, bet kažkokio tokio mokymosi, bandymo žiūrėti, kaip veikia visas tas scenarijų mokslas, Lietuvoje tikrai nėra labai daug ir toks pavieniai gal probėgšmai atsiranda jo. Bet, kaip jau minėjau, dariau kažkokiu tai būdu pas kaimynus sugeba tai vykti geriau. Nežinau, kiek žinau, esi kažkiek domėjęsis latvių, estų fantastinių kinų, kokia tavo nuomonė apie jį? Aš iš tikrųjų nesu žiūrėjęs iš tų šalių filmų, bet tiesiog ten pasiskaičiau, ar tokį kiną jie kūrė, tai labai mažai, ten keletą filmų tik vas pasirodo, bet jie labai gerai vertinti, ten festivaliniai filmai, bet matai, estai, latviai labiau orientuojasi į dramas, bet tos dramos yra patrauklios minioms. Aš keletą filmų, pavyzdžiui, galiu paminėti, pavyzdžiui, yra filmas Mandarinai, kur netgi buvo nominuotas Oskarui už geriausią užsienio filmą, arba filmas 1944, karinis filmas, jisai beje Lietuvoje irgi buvo rodomas. Jie sugeba sukurti, jie gal ne tokiais mastais kūrė kaip Lietuvoje, nes Lietuvoje iš tikrųjų aš dabar pastebėjau, kad į metus pasirodo minimum 15 filmų, ta prasme lietuviškų filmų, kas yra labai daug. Tai kokioje Estijoje, Latvijoje, jeigu taip pasižiūrėti, tai po kokius 10 filmų pasirodo tokių, bet jie labai kokybiški. Tai aš manau, kad ten, jeigu ir valstybė skiria finansavimą, tai jie labai nori pasižiūrėti, kas buvo kūrima, tai yra konkursas labai didelis ir galbūt ne pro pirštus žiūri. Tai gal dėl šito. Čia jau aš sakau, nekalbu apie kitas valstybės, irgi kaiminės, kurios ten turi patirtį su kinu jau 70 mečius ir panašiai čia. Bet beje, norėjau vieną mintį dar pasakyti, kaip tu kalbėjai apie scenarijų, yra toks, išrinktas vienu iš geriausių šiuo metu pasaulio scenaristų, Aaronas Sorkinas, ir jisai turi savo mokymus, kaip rašyti scenarijų iš tikrųjų. Ir aš manau, kad būsimiems scenaristams arba žmonėms, kurie nori būti scenaristais, kurie nori sužinoti taisyklės, verta pasižiūrėti, nes tai žmogus, kuris ir gavęs yra Oskarų už savo scenarius ir kuris ir pats dabar tapo režisieriumi ir kuris tikrai žino, kaip pateikti visą istoriją pagal tam tikras taisyklės, kurios veiktų. Tai čia tiesiog, žinai, toks nukrypimas, truputį prisiminėm apie Sorkiną. Tai jeigu kalbėsime apie Baltijos šalis, tai Lietuva nors ir gamina daugiausia turinio, bet kokybiškesnis visgi atkeliauja iš mūsų kaimynų. Ir čia, nežinau, ar čia yra liūdna, ar yra neliūdna, bet tokia realybė, kad galima tikrai žiūrėti į mūsų kaimynus ir domėtis jų kinu ir galbūt irgi kurti kažką panašaus. Nes, žinai, jeigu žiūrovai nori žiūrėti tokius filmus ir jiems jie patinka ir įvertinimai yra geri, tiek iš žiūrovų, tiek ir iš kritikų, tai tikriausiai, kad tiek Latviai, tiek Estai sugeba su to dirbti žymiai geriau negu, pavyzdžiui, kai kurie Lietuvos kino kūrėjai. Bet apie fantastinį kiną tai galėčiau tik pasakyti vieną tokią mintį, kad nesvarbu, kiek tu pinigų turi. Kai kurie žmonės galvoja, kad jeigu tu turi labai daug pinigų, tu tada gali sukurti geresnį filmą. Ne, geresnį filmą tu gali sukurti tada, kai tu turi tikrai gerą įdomią istoriją. Nes kiek daug įdomių gerų filmų, kurie buvo sukurti už kapeikas, kurių veiksmas vyko vos ne vienoje erdvėje, buvo labai gerais ir visas tas gerumas pasireiškia būtent scenarijaus dėka.
turbūt esi matęs 12 įtūžusių vyrų. Nu, daugiau nieko ir nereikia minėti. Viena patalpa, 12 vyrų, įdomus siužetas iki pat galo. Tai vat, su fantastiniu kinu, aš, pavyzdžiui, labai norėčiau, kad kada nors Lietuvoje, jeigu kažkas kurtų fantastinį kažkokį kiną, tai sukurtų būtent vienos patalpos, ne tai kaip Aurora, nes Aurora truputį kitaip ten viskas vyksta ten, bet vienos patalpos fantastinį filmą, kuriame kažkas vyktų, kaip pavyzdžiui amerikiečių Cloverfield, tik antra dalis, kur realiai tu nežinai, kas vyksta, bet tu žiūri visgi mokslinės fantastikos filmą ir tu sužinai tik pačiam gale, kad tai yra mokslinės fantastikos filmas, nors jisai yra pozicionuojamas kaip toks psichologinis thrilleris. Galėčiau gal pridurti, kad tas filmas originaliai nebuvo rašomas kaip mokslinės fantastikos filmas, tai buvo būtent vienos patalpos thrilleris. Taip. Na, siužetas yra, kad pagrobama mergina ir laikoma Rusija kažkur tai, bet vis dėlto vėliau, kai tas filmas buvo nusipirktas studijos, ar ne studijos, platinimo kompanijos, jie nusprendė, kad čia per silpnai yra jo pabaiga ir uždėjo pabaigą, kur, paspoilinsiu, mergina išlenda iš Rusijos ir ten pasirodo ateiviai. Tai reikia iš pat pradžių turėti, manau, tą stiprų scenarijų, stiprų siužetą kažkokį, tai jis nebūtinai turi būti fantastinis, tai fantastika atsiras, jeigu norėsi. Tai aš pritariu, kad būtent tas mane labiausiai nustebino, nes aš, kaip mačiau, kaip šitas filmas buvo pozicionuojamas, aš ir ėjau į thrillerį, ir aš buvau maloniai nustebintas. Tai sakau, kad jeigu kažkada Lietuvoje sukurtų panašų filmą, kuris yra galbūt vienam žanre, bet galiausiai virsta į kitą. Ir čia nereikia turėti daug pinigų, kad įgyvendinti, pavyzdžiui, tokią idėją, nes jeigu mes turime, kaip čia sakai, Rusija sėdi, visą veiksmą Rusija ir to išėjai, o ten iš tikrųjų dedasi dalykai. Tai tą linkme galima irgi sukurti pigų filmą, kuris būtų įdomus ir kuriame žiūrovas galėtų galbūt atrasti žanrinį įvairovę. Tai prasideda kokia drama arba thrilleris ar detektyvas, o baigėsi mokslinis fantastikas. Pavyzdžiui, pasąmonė kažkas vyksta ar dar kažkas. Bet čia, sakau, čia labai daug kas priklauso nuo kūrėjų ir jeigu mūsų, Lietuvoje kuriantis taip patys režisieriai, scenaristai bandys sukurti kažką originalaus, o galbūt netgi nesieks to, kas yra sukurta kažkur ten užsienyje, o norės suteikti mums kažkokią naują viziją, nes, kopijuoti, tai kiekvienas iš mūsų gali, pavyzdžiui, tas pats tavo paminėtas Tarantino, kurį Vėlyvis kopijavo, pats Tarantino yra vagis iš tikrųjų, jisai savo filmuose paima kitų senų, ten B kategorijos filmų, Grindhouse filmų detalės ir įkiša į savo filmą ir jisai tą padaro žymiai geriau, bet tai nėra jo idėjos. Jisai pats šitą netgi buvo pasakęs, aš labai sumanus vagis. Vieną interviu žiūrėjau, tai labai žvengiau. O galbūt mums nereikia lygiuotis į kažką kitą, o kurti savo. Ir galbūt tas originalumas kaip tik ir suteiks to pranašumo ir žiūrovai tą įvertins. Vis dėlto kol kas panašu, kad tas originalumas bent jau egzistuojančių filmų atveju yra, kaip minėjau, braidymas po pelkės, verkimas ir labai labai depresyvus siužetas. Tai net nežinau, ar galėčiau šiuo atveju sutikti, bet vis dėlto dariau, jeigu Lietuvos kino kūrėjai pasakytų gerai, tai tada kopijuojam, bandom surasti kažką tai, kas veikia kitur, už sienos, atsitempti pas save ir padaryti iš to kažką tai naujo, perkuriant ir pridedant savo elementų. Ką tu rekomenduotum kopijuoti, ar kokios šalies, ar kokio žanro, ar kokios srovės kiną? Čia, matai, reikėtų dar atsižvelgti į tai, ar mes norime pateikti žiūrovams tokį kiną, kurį jisai norėtų asocijuoti su Lietuva, tai yra, žinai, lokalinės problemos kažkokios ir panašiai, ar mes norime tokio globalinio kino, kuris būtų pasiekiamas ne tik Lietuvos žiūrovas, kaip šiuo atveju Vesper, nes Vesper tikrai norėjo kurti ne vien lietuviams, bet norėjo ir parduoti užsienio rinkoms. Tai bet jeigu kopijuoti, tai aš manau visgi reikia atsižvelgti į galimybės, nes sukurti tokio lygio kaip Hollywoodas kūrė filmus, nors ten gali būti labai buki filmai, bet vis tiek vizualiai jie bus labai gražus. Mes neturim tokių galimybių ir negalėsim turbūt niekada sukurti tokį filmą, arba tiesiog vienam filmui reikėtų skirti
ten visą LKC turimą biudžetą, nieko kito neremti, o tiesiog vieną filmą ir tai 10 metų rinkti. Tai turbūt atsižvelkime į Europą arba Aziją. Azijoje, pavyzdžiui, yra kūriama nemažai gero kino ir ten, pavyzdžiui, tie patys Japonai ar Pietų Korėja, kuri dabar jau labai ant bangos, yra Netflixas, ten užpildys tų Pietų Korėjos filmais. Gal į tą šalis reikia žiūrėti ir lygiuotis, kad, pavyzdžiui, netgi maža šalis gali sukurti kažkokį mini šedevrą. Aš kaip tik baigiau žiūrėti 2 sezoną šito japonų serialo, kuris yra Netflix, Alice in Borderland, Alisa pasienyje, turbūt taip lietuviškai galima išversti. Ir ten irgi, ten nėra mokslinė fantastika, iš tikrųjų, nepasakyčiau, bet ten kartu yra mokslinės fantastikai būdingi elementai. Ten yra nežinia, ten yra kažkokios technologijos, ten yra toks kaip žaidimas, visas virtualus žaidimas, bet kartu ir tikroviškas žaidimas. Vienu žodžiu, ten labai daug visokiausių minčių yra ir realiai idėja labai ganėtinai paprasta. Tiesiog erdvė, kaip ir Squid Game'as tas pats, kalmaro žaidimas, yra erdvė, yra žmonės, yra socialinė žinutė ir tas veikia. Tai galbūt reikėtų per socialinį kažkokią žinutę kurti tą lietuvišką fantastinį kiną arba bent jau bandyti kurti kaip tie patys azijiečiai arba europiečiai. Aš visą laiką, aš mėgstu labai lenkų kiną, nes man kartais taip būna keista, kad mes kaip ir istoriškai esame labai susiję, bet tuo pačiu lenkai vis tiek, kalbant apie kiną, kūrė įvairių kiną, įvairių žanrų kiną. Taip, jie turi daugiau galimybių, ten gyventojų kiek jau, galim sakyti, didesnė rinka, bet vis tiek jie galėtų kurti tai, kas veikia. Tai yra ten arba komedijas kokias, arba ten, nežinau, dramas nikės, bet jie kūrė įvairius filmus ir tie filmai ir pasiekė ir masinį žiūrovą, ir pasaulinį žiūrovą, ir tos visus menininkus, kuriems, norisi truputį kitokio kino, sakykime, netokio liekšto. Tai gal tiesiog reikia atsižvelgti į tai, kad reikia žiūrėti ne tai, ką gali pasiūlytos mega didelės studijos su savo ten milijardiniais biudžetais, o ką gali pasiūlyti mažesnės šalis, kurios bando iš visų jėgų konkuruoti su to pačiu Hollywoodu. Ir kartais jiems netgi pavyksta arba prilygsta savo kokybę arba ten perdiktą mintim arba siužetu tiems hollywoodiniams blockbusteriams. Bet aš dabar įsijungiau čia šitą IMDb ir žiūriu, yra estiškas vienas toks estiškas, bent jau ten parašyta, kad estiškas mokslinės fantastikos filmas, nors pagal režisierių tai turbūt nelabai pasakyčiau, vadinasi Under Gods. Jisai neturi labai didelio įvertinimo, ten 5,4, bet pati idėja atrodo visai tokia įdomi, ten kartu ir dramos, ir mokslinės fantastikos, ir trilerio elementų yra. Tai pasižiūrėsiu, kas režisierius yra šito filmo. Režisierius neparašyta, režisierius iš kokios šalies, turbūt per mažai informacijos jam yra skirta. Bet aš manau, kad geriausia galbūt žiūrėti kokius prancūzus, nežinau, britus tos pačius, nes ten irgi pasirodo visai neblogas kinas. Vokiečius netgi, vokiečiai turi irgi gerą kiną. Kalbant apie dar kitas kaiminės šalis, aš nežinau, ar tu esi matęs, bet buvo tų pačių, prieš keletą metų išleistas, šiaip, sakykime, blogas filmas, bet vizualiai jisai nieko nenusileido hollywoodiniams filmams, tai buvo tas rusų blemba priteženė, aš nepamenu kaip ten, prisitraukimas, turbūt lietuviškai, ten, kur ateiviai nusileido vienam tokiam rajone, kur gyvena morozai. Vienu žodžiu, čia tipinė Rusija. Bet vizualiai filmas žiauriai gerai. Tai jie pabandė kopijuoti Hollywoodą, bet kaip jie nukopijavo to Hollywoodą? Jie nukopijavo tik pačią formą, bet jie turinio prasme nieko nenukopijavo. Jie sukūrė labai blogą filmą. Tai aš manau, kad lietuviams reikėtų gal kuriant fantastinį kiną atsižvelgti pirmiausia į patį turinį, nesivaikyti tų madų visokiausių ir tiesiog atsižvelgti į kaimynus, nes kaimynai tikrai sugeba pateikti kažką įdomesnio.
Čia galėčiau dar pridurti, kad Rusijoje tai yra atskiras žanras, pasidarom Holivudą savo namuose. Ir beje, Vėlyvis yra prie to prisidėjęs 2013 metais, 16, neprisimenu, kuriais. Tas apie vampyrus, kurio, ne? Taip, buvo pakviestas nufilmuoti kažkokią neaiškaus postsaulė leidinio filmo apie vampyrus. Kiek suprantu, nelabai jam gerai ten pasisekė. Aišku, tas filmas turbūt surinko nemažai, tie filmai dėl to ir filmuojami ten, nes jie surinka nemažai, žmonės ateina pasižiūrėti, bet ir nepamirškim, kad tokius filmus dar kūrė ten visgi klesti ta korupcija ir šešėlis labai didelis, tai jeigu tau, žinai, parašyta bus, žiūrėkit, 30 milijonų, tarkim, doleris, skaičiuokim gerai, kad tiek išleido filmui, tai tikėtina, kad jie ten išleido 10, 20 kažkur, žinai, dingo. Tai dažnai taip būna. Aš čia stebėjau vieno tokio kažkada vieno žmogaus blogą tokį ir jisai ten iš tikrųjų atskleidinėjo, kiek maždaug gauna iš valstybės finansavimo. Ten buvo toks vienas filmas, ten kažkaip įsilaužti pas blogerius, ar ką, kažkaip taip vadinasi, ten vienu žodžiu visas filmas ant desktopo. Buvo pateiktas žiauriai paprastas, žiauriai nikus, žiauriai neįdomus ir šiam filmui gavo ganėtinai rimtą finansavimą iš, ten rodos, 35 milijonus rublių, tais laikais tai buvo ganėtinai dideli pinigai, tas žmogus tiesiog atskleidė, kad sukurti plius minus tokį filmą, koks buvo sukurtas ten, tai užtektų 500 000 rublių. Tai tikėtina, kad, žinai, kažkas pasisavino, tai netgi tas Rusų kultūros ministras buvo įsivėlęs į tai, ten, vienu žodžiu. Tai sakau, ten jie turi savo žanrą, nors vienas filmas, jisai rodos buvo ar Netflix, ar kur, nepamenu dabar, šitas Palidovas, Sputnik, jisai labai panašus į Alien filmą buvo. Ir vienintelis turbūt iš tų rusiškų mokslinės fantastikos filmų ar panašiai, jisai gal prilygo ir tiek savo idėją, tiek savo, ta prasme, vizualią formą. Bet bendrai jo, ten, ta prasme, nereikia lygiuotis į tai, nes, žinai, kurti Hollywoodą pas save namie gali, bet, ta prasme, tu nesi Hollywoodas. Tai tai yra įdomesnių šalių, kuriuose galima rasti tikrai geresnių pavyzdžių, kurie veiktų Lietuvoje. Kol kas Rusija mums neleidžia ir tai, kad toli gražu negalim sau leisti tokių biudžetų, kurios galima būtų ten įsidėti į kišenę ar dar kažką su jais padaryti. Ir tai nuteikia gana pozityviai to klausimu, kad gal vis dėlto žiūrėsim į artimesnės kultūriškai ir didžias šalis. Taip. Tikrai taip. Tiesiog prisiminiau, žinai, kad toks atvejis buvo, kad buvo bandyta kurti Hollywoodą. Hollywoodas gavosi vizualiai, ta prasme, nes tikrai aš neprisikabinčiau tam prie efektų, nes efektai buvo tikrai geri. Bet savo turinimu tai visiškas, ta prasme, niekalas. Tai geriau į tai nesilygiuoti. Dar vienas toks dalykas, kuris gal prideda autoritatyvumo tavo teorijai, kad pas mus kažkiek vyksta progresas ir kad su laiku galbūt pajudėsim ten, kur reikia, kad pasižiūrėjau, tarkim, Latvijoje ir Estijoje, toj pačioj, pas mus Aurora, 2012 metų atrodo pirmas sukurtas fantastinis filmas ir mes to baisiai didžiuojamės. Tiek Latvijai, tiek Estai pradėjo fantastinius filmus kurti dar sovietmečiu. Kiek ten jiem gerai, negerai sekėsi, negaliu vertinti, nesugebėjau rasti tų filmų pasižiūrėti, bet vis dėlto jie buvo ir, galima gal net spėlioti, kad jie gal ir buvo blogiausio atveju tokio paties lygio, kaip pas mus šitie pirmieji fantastiniai filmai. Ir su laiku tai viskas tobulėjo, tie reitingai kilo ir dabar tas rezultatas pas juos yra šiek tiek geresnis. Tai galbūt, jeigu mes lygiuosimės į savo kaimynus, nesulauksim dar ne kelių praėjusių dešimtmečių ir pas mus kažkas panašaus vyks ir pasieksim šiek tiek geresnį lygį, negu dabar yra. Aš manau, taip ir bus, žinok. Sorry, kad pertraukiau, aš manau, kad taip ir bus, nes auga nauja kino kūrėjų karta. Nenoriu nieko įžeisti, bet iš tikrųjų yra kai kurie kino kūrėjai, kurie stovi vietoje, jau galėtų eiti tiesiog į pensiją ir nešvaistyti valstybės tų finansavimų. Geriau jau jaunimas kurtų, nes tikrai turim perspektyvų jaunimą ir su kiekvienais metais mes gauname tikrai ganėtinai įdomius filmus ir aš linkiu, kad su laiku tie jauni kino kūrėjai pasiektų tą pasaulinį lygį, o tai tikrai įmanoma.
Dabar matau, kad keletas bent žiūrovų pakomentavo, kad visgi siužetai jiem lietuviškose filmuose užkliūna labiausiai, kas vėlgi grįžtam prie to paties pokalbio apie scenarijus ir gebėjimą ar negebėjimą jų rašyti. Dariau, ar turi dar kažkokiu tai galutinių pastebėjimų, užbaigimų ar gal dar kokių nors palinkėjimų Lietuvos kino kūrėjams? Apie siužetą truputį pasakysiu, man kažkada vienas draugas buvo pasakęs, kaip jisai mato lietuvišką kiną, nu, čia turbūt jisai turėjo minėti arthausinį kiną, jis sako, arba pusvalandį krentantis lapas ekrane, arba kažkur iš ryto rūke stovi šikantis arklys. Tai vat lietuviškas kinas. Nu, jisai taip būtent apibūdino, man tada labai patiko ta mintis, tai visiems visą laiką sakau. Bet iš tikrųjų taip kažkada buvo, kad kai kurie kino kūrėjai kūrė. Žinai, yra dar viena problema, aš toj Martinas Scorsese dar pacituosiu, bet yra viena tokia problema, kad kai kurie kino kūrėjai kūrė savo, bet ne žiūrovams. Va čia yra didelė problema. Kai tu kuri filmą savo, bet neatsižvelgi į tai, kas turėtų patikti kitiems, čia jau, aišku, autorinis kinas, tu esi autorius, gali ten visai vartytis, bet šiuo atveju aš manau, kad čia yra irgi didelė problema ir Scorsese kažkada pasakė, aš kuriu filmus tokiu principu. Vieną filmą savo kuriu, kitą filmą žiūrovams. Vieną savo, kitą žiūrovams. Ir jeigu pasižiūrim jo filmografiją, galim pamatyti, kurios filmus jisai kuria savo, o kurios žiūrovams. Tai aš palinkėčiau Lietuvos kino kūrėjams iš tikrųjų kurti ne vien savo, o kurti ir žiūrovams, nes visgi, na, kinas tai yra pramoga, kinas tai yra menas kartu, bet norisi turbūt, kad jūsų darbą įvertintų kuo daugiau žmonių ir kad apie tuos darbus kalbėtų. Bet jeigu kūrėte tokį kiną, kuris yra, na, kaip čia pasakius, na, tiesiog neįdomus, tai tiesiog arba vieną dieną iš vis niekas jūsų nežiūrės ir negausit netgi to finansavimo, kurį gaunate iš valstybės, arba pasitaisysite ir būsite mylimi ir netgi keliausite visokiausius festivalius ir galbūt apdovanojimus gausite, bet svarbiausia, turbūt publikos meilė, nes, nu, kinas kaip nekaip buvo sukurtas, čia jau kalbu apie kino sukūrimą, pramogai. Žmonės ėjo pamatyti kažką neregėto, patirti kažką įdomaus, kad kinas jiems sukeltų kažkokias emocijas. Tai šiuo atveju aš to ir palinkėsiu, kad kurtų tokį kiną, kuris paliestų daugelį žmonių, kuris tiek savo idėjomis, tiek ten vizualiais, režisūrinis sprendimas galėtų būti nešiojamas ant rankų. Ir aš manau, kad tikrai yra nemažai Lietuvoje dirbančių kino kūrėjų, aš nekalbu ne vien apie režisierius, scenaristus, bet ir kitų šakų atstovus, profesijų atstovus. Tai tikrai linkiu, kad Lietuvos kinas augtų ir mes su kiekvienais metais turėtume kuo didžiuotis, nes progresas tikrai vyksta ir man dėl to labai džiugu. Gerai, tai su šito palinkėjimu gal ir užbaigsim, tai galiu jam visom 4 pritarti. Ačiū labai, Dariau, kad sutikai šiandien pašnekėti apie tai. Ačiū labai žiūrovams ir susitiksime maždaug po mėnesio aptarinėdami jau kitą fantastinę temą. Dėkui. Ačiū labai, iki.